Plius taurės rungtynės, plius komandoms, kurios žais Europoje, rungtynės Europos taurės ir taip toliau. Bet sezonas bus ilgas ir įdomus, baigsis jis lapkričio 29-ąją. Čia Andrezinių baigė savo pasirodymą, Artakas Jedigarianas, jo numeris 21. Ir Artakas Jedigarianas žaidė netaip jau seniai ir Armėnijos rinktinės sudėtyje draugiškose rungtynėse su Rusija. Rungtynės gretose jis žaidžia reguliariai ir žaidžia daug. Taip kad Žalgiriui tikrai papildymas irgi, manau, neblogas. Tarpu tikrai Jedigarianas neblogai atrodė ir buvo neblogų atsiliepimų tiek iš trenerių, tiek iš administracijos darbuotojų Žalgirio, tiek iš pačių futbolininkų. O jų nuomonė, aišku, visada svarbi. Nes jie dažniausiai sako tiesiai šviesiai, jeigu žaidėjas patikimai ginasi. Ir galbūt nedaro tokių klaidelių, kaip darė pirmajame kėlinyje. Dar vienas keitimas, įsibaigė tą keitimą. Na, Vytas Gašpuitis, ką, jis praėjusiame sezone žaidė ne kartą lygoje, jam nieko naujo, aišku. Tik jis nežaidė per atidarimo rungtynes, nežaidė Vilniuje. Jis gal įvarčių nebus. Čia Jasaitis pabėga. Baudos aikštelėje Jasaitis griūna ir teisėjas Švilpukas klysta. Neklysta, žinoma, o tyli. Ir net... Iki tiek metuose žaidęs Maskvos CSKA, tai turbūt sugrįžti į lygą nėra pernelyg komplikuota. Ir demonstruoti čia nuostabų žaidimą. Taškų tiesiog neturės. Ir kol kas taip ir nėra. Nei vienų lygių. A lygoje bent jau kol kas per 3 sužaistas rungtynės jų nebuvo. Kad jos bus užfiksuotos čia. Na, maža tikimybė. Apibėga tiesiog Švirliuga, perdavimas į kraštą. Kuo viskas baigsis, kamuolys baudos aikštelėje. Galima smūgiuoti į vartus. Oi, kaip viskas gražiai buvo atlikta. Ir kaip nedaug pritrūko. Kas? Dar kartą galima kelti kamuolį arčiau vartų. Ir na, abu dabar tie bandymai nebuvo tokie labai jau kokybiški. Beje, jau turbūt pastebėjote, kad apsikeitė kraštais Žalgiris ir Seržas Niuedži perėjo žaisti į kitą kraštą. Jedigarianas. Išmetant, aišku, žibį nuo šalių nėra. Pilibaitė. Bet tuos žaidėjus, kurie šiandien išsiskiria, galbūt kažkiek šios rungtynės. Tiesą sakant, pridėčiau prie jų būtinai ir Stepaną Babičių. 8 numerį jau sakiau, kad jos įvyk gana spalvingas ir įdomus ir kad šis žaidėjas tikrai smūgis. Plūkas sureagavo. Tada iš eigos, kairė koja, Jakubas Vilkas. Tiesiog fenomenalus smūgis tai buvo. Dabar jau toks prastokas. Vilko perdavimas iš karto skuo. Sakom, ačiū jums. Sakom, ačiū jums. Skanduoja Žalgirio fanai. Neįdomi bus Žalgirio komanda dėl vietos startinės sudėtyje, nes tikrai turi lygiaverčių žaidėjų. Ir pažiūrėkite, kokie žaidėjai sėdė ant suolo, bet kurioje kitoje lygos komandoje žaistų ir jie būtų praktiškai komandos lyderiai. Ir rungtynių pabaigos svarbiausia yra 3 taškai Žalgiris, svarbiausia yra sėkmingas, pergalingas startas. Gražus futbolas, kurį šiandien Žalgiris neabejotinai pademonstravo. Pilibaičiui reikėjo atlikti perdavimą. Na, nepavyksta. Vienas dalykas truputėlį gal per vėlai. Na, labai Pilibaitis gerai kirtinėje ir būtų atsidūręs visiškai vienas prieš vartininką. Man susidaro įspūdis, kad Šiaulius apleido jėgos ir šiauliečiai jau nebetiki, kad šiandien dar gali kažką nuveikti. Niuedži. Gerai dabar užblokuoja